Dar tik prieš 100 metį žmonija pirmą kartą sutiko dangaus siųstą priešą. Skirtumas tarp jų ir žmonijos galios buvo nustelbiantis. Ir gana sparčiai artėjome prie išnykimo slenkščio. Žmonijos likučiai pastatė 3 sienas – Marijos, Rožės ir Sinos. Už jų slėpdamėsi išlošėme 100-metį taikos. Tačiau asmenims jaunesniems nei 16 metų ši peržiūra nerekomenduojama. Mūšis dėl Trosto, 5 dalis. Titanų puolimas Trosto mieste pareikalavo daugybės karių gyvybių. Dėl to yra kaltas nepasirodęs žvalgų legionų elitas. Jie dar tą patį rytą išvyko į savo misiją. Štai ir jie, legiono pagrindinės pajėgos. Kapitone Ervinai, užkurkite jiems pirtį. Žiūrėkit, tai kapralas Levis. Jį vadina vieno žmogaus armiją. Kas per turgus? Tik pagalvok, kaip nusiviltų tavo gerbėjai. Jei sužinotų, koks švaros maniakas tu esi. Už šios sienos manęs laukia titaniukai. Kažin kokių sutiksiu šį kartą. Jei pasitaikytų keistasis, būtų beprotiškai nuostabu. Nori keistuolio? Jau radau vieną. Kur? Štai čia. Judam! Išorinių vietų žvalgyba ir atokesnių postų įkūrimas vardan progreso. Legionas su šiomis užduotimis yra žmonijos išminties įrodymas. Naujų strategijų taikymas ženkliai padidino išlikimo galimybės. Tačiau į Titanų teritoriją įsiųstos pajėgos visad lydimos didesniu nei 30% nuostolių. Tai pabrėžia tą nustelbiantį skirtumą tarp žmonijos ir Titanų. Tu! Tik palauk! Jūs išgamos greitai! Krisit prieš žmoniją! Ir tie, kas išliks, būsim mes! Niekšai! Jūs išskers! Kapralas Levis! Dešinėje 1, kairėje 2. Kapralė, pastiprinimas atlydėtas. Petra, tu pasirūpink sužeistaisiais ant žemės, o likusieji pulkite į dešinę. Tie 2 kairėje lieka man. Kapralė!
Viskas bus gerai. Pažadu, kad nieko nepajusi. Nedaug trūko, dabar mano eilė. Štai. Na, juk neskaudėjo, tiesa? Jūsų visų iki vieno. Tokie juokingi veidai. O dabar nesimuisti. Kitaip negalėsiu švariai tave nukirzdinti. Kaip bjauru. Kapralė, negaliu sustabdyti kraujavimo. Kapralė. Kas? Ar žmonijai aš pasitarnavau? Nejaugi, kaip netikėlis. Užbaigsiu gyvenimą. Tu padarei daugiau negu reikia. Ir toliau tą darysi. Tavo valia padarys mane stipresnį. Prisiekiu. Naikinsiu juos. Iki paskutiniojo. Kapralė. Jis jau... Jis viską girdėjo, ką aš pasakiau. Kaip manai? Taip. Esu tu tikra. Turiu omeny. Jis taip ramiai ilsisi. Tada gerai. Levi. Atsitraukiam. Ką? Atsitraukiam? Mes vis dar galime brautis pirmin. Tai nepagarba žuvusiems. Titanai artinasi link miesto. Visi jie traukia šiaurėn. Visai kaip prieš 5 metus. Kažkas vyksta miestelėje. Ir vėl siena galėjo būti pralaužta. Po perlais. Mėšlas! Ne, to negali būti. Per tuos 5 metus mes pasikeitėm. Negailėdami savęs treniravomės. Viską apgalvodavom. Kad juos įveiktume. Kad baigtųsi tas beprasmiškas mūsų grobimas. Karšta. Karšta. Padėk. Mama. 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 Padėk. Kodėl taip nutiko? Kodėl iš mūsų vogiamos gyvybės ir svajonės? Kodėl? Mėšlas! 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 Aš čia nepasiduosiu! Išskersiu jūs! Visus iki vieno!
Aš pats! Savo rankomis! Aš juos naikinsiu šiame pasaulyje. Nepaliksiu nė vieno. Daugiau. Daugiau. Daugiau žudyti. Žudyti. Dar. Daugiau. Nudėsiu visus. Erenai, ar jau atsitokėjai? Ar gali atsakinėti? Pasakok visą tiesą. Esu tikras, kad jie supras. Arminai, girdėjot? Jis sakė visus mus nudės. Taip, viską puikiai girdėjau. Jis nori visus suryti. Apie ką jie kalba? Kodėl laiko nukreipia kardus į mus? Šie ašmenys skirti žudyti titanus. Kodėl jie į mane taip žiūri? Kas? Čia vyksta. Kadetai, laukite tolimesnių įsakymų. Ir tada, kai pasipildėm dujas, sugebėjom pabėgti iš Trosto. Tai štai kas nutiko. Atleiskit. Aš daug kartų prašiau pasiųsti tiekimo pajėgas jums į pagalbą. Mes tai sulaukėm ir dujų papildymo, ir kitko. Tuomet čia su jumis nesantys. Taip. Pala, net ir Mikasa? Ne, turbūt Mikasa atvyko vėliau su Janu ir kitais. Janai, tik nesakyk, kad Mikasa buvo sužalota. Ei, kas negerai? Mus prisaikdino tylėti. Negaliu sakyti. Tylos priesaika? Kas per velniava? Bet jie negalės to nuslėpti amžinai. Greitai visi apie tai išgirs. Jei tik išgyvens. Blokuoti gynybos sieną pačių titanų kūnais. Tik tiek spėjo sumastyti inžinieriai. Vis vien negalime atsipalaiduoti. Dabar mes stovime ant krašto, nuo titanų atskirti tik skardžią. Kas tau? Ne, nieko, kas trukdytų mano misijai. Bet man neramu dėl draugų saugumo priešakinėse linijose. Pasiuntinys į štabą nubėgo visas išbliškęs. Taip. Tačiau kaip ir per pratybas, mums privaloma susitelkti ties jų sulaikymu. Tie 3 vaikai su jumis pabėgė prieš 5 metus. Girdėjau, kad jie jau kadetai. Taip pat priekinėse linijose. Taip. Atleiskite, tamsta. Išsikalbėjau nepagalvojęs. Jie sveiki. Tie vaikai tvirti
Kiekvienas jų turi išlikimo instinktus. Vienas turi nepaprastus kovinius sugebėjimus. Kitas pasižymė antžmogišką valios jėgą. Paskutinysis turi itin aštrų protą. Jie sveiki. Garantuotai išgyveno. Kadete Jėgeri, kadetai Ackerman ir Arlartai. Dabartiniai jūsų veiksmai prilygsta išdavystei. Gyvensit ar mirsit, nulems atsakymas į mano klausimą. Jei pastebėsim staigesnį judesį, ar bandymą išsisukti, paleisime ugnį iš patrankų. Nesudvėjosime nė akimirkai. Klausiu tiesiai šviesiai. Prakeiktasis, kas tu? Tu žmogus? Ar titanas? Kas čia per klausimas? Iš kur tokie žvilgsniai? Atrodo, kad jis jau būna žiūri. Ne, jau jie mane pabaisa laiko. Pakartokit klausimą, nes jo nesupratau. Vaidini kvailį? Monstras tu, tik pamėgink vėl. Išsprogdinsiu tave mažiausiais gabalėliais. Akimirksniu, nespėsi netikrojo pavidalo parodyti. Tikrojo pavidalo? Čia 10 liudininkų. Ir visi jie matė tave išnyrant iš titano kūno. Mums neleidžiama neaiškiems sutverimams prasibrauti pro rožės sieną. Net jei ir esi vienas iš karaliaus kadetų, mums suteikiama aukštesnė teisė pašalinti bet kokią riziką. Ir aš neklystu. Tas sieną pralaužęs šarvuotasis titanas gali bet kada pasirodyti. Dabar žmonija prie žlugimo slenksčio ir mes privalome veikti. Ar supratai? Negalime dėl tokios išgamos kaip tu švaistyti nei laiko, nei pajėgų. Ir nedvejodamas, galiu bet kada atidengti į tave ugnį. Teisingai pasakyta. Jų priešiški kėslai akivaizdus. Ir nepanašu, kad gausime naudingos informacijos. Jau minėjote, tik švaistome laiką ir pajėgas. Vade, metas! Ištaškykim gabalais, kol jis dar žmogaus formoje. Kapoti mėsą. Tai mano specialybė. Galiu pademonstruoti, kada tik prireiks. Jei kuris nori tai patirti pirmas, tada prašom, ženkite pirmyn. Vade, tai Mikasa Ackerman. Ji priskirta prie lydinčių elitinių pajėgų. Vienui viena, verta 100 paprastų karių. Jos netektis būtų didis praradimas. Ei, Mikasa ir Arminai, kas čia vyksta? Mikasa, kovoti prieš savus beprasmiška. Tarp šių aukštų sienų neturėsi kur bėgti. Nesvarbu prieš ką stosiu. Neleisiu nužudyti Ereno. Man nereikia kitos priežasties. Pirmiausia, pasikalbėkim, kadangi niekas nesupranta tikrosios situacijos. Visi apimti siaubo. Ne jau vienintelis manantis, kad nesu titanas. Esu aš? Po velniais. Nepamenu, kaip čia patekau. Kūnas toks sunkus, kad negaliu atsistoti. Atsikalbinėsiu, būsiu nužudytas. Būsiu užmuštas žmonių. Kas čia per nesąmonė? Ir iš vis, ką jis ten sakė? Aš išnirau iš titano kūno? Jau nieko nebesuprantu. Ką tai reiškia? Ar tai nebuvo tik sapnas? Jei ne, vadinasi, mano ranka išties ataugo. Kaip kokiam titanui. Absurdas. Kodėl aš? Kodėl? Dar kartą tavęs klausiu. Prakeiktasis, kas tu? Nesupraskit, manęs neteisingai. Ne mano vieno, gyvybė kabo ant plauko. Taip, aš visada buvau toks pat kaip jūs. Žmogus! Aišku. Dėl to manęs nesmerkit. Nieko nepadarysi. Kad jis ne demonas, neįrodys niekas.
Erenai, Arminai! Traukiamės per viršų! Sustok! Erenai. Kai grįšiu, parodysiu, ką visada laikiau, užrakinęs Rusiją. Šį raktą turėk visada su savimi. Ir žiūrėdamas į jį atmink, kad privalai pasiekti tą Rusį. Nuo šios injekcijos tu prarasi kai kuriuos prisiminimus. Taigi, beprasmiška dabar ką nors tau aiškinti. Tik atmink vieną. Turi atgauti Marijos sieną ir bet kokią kainą pasiekti tą Rusį. Iki tada ši galia tau padės. Esu tikras, kad iš prisiminimų suprasi, kaip ją naudotis. Erenai! Tame Rusyje slypi tiesa. Kelias bus ilgas ir sunkus, bet tu privalai jį pereiti. Jei nori išgelbėti Mikasą ir Arminą, bei visus kitus, privalai įvaldyti šią galią. Ar pričiupom? Kas per? Projektas išverstas ir įgarsintas nekomerciniais tikslais bei skirtas pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstą vertė Orfėjas, redagavo Anime-Fam komanda, įgarsino Maspo. Laukite tęsinio. Erenas ne žmonijos priešas. Arminas rizikuoja gyvybę dėl šio pareiškimo. Bet garnizonas praradęs bet kokią nuovoką. Ereną nusprendžia nužudyti.